Sveiki, brangiai. Noriu pasidalinti kartu su jumis tokį, užkart užduotų klausimą ir savo, ir jums. Pabandykim pagalvoti, ar gali Dievas kištis į mano gyvenimą, jeigu aš jo neprašau. Mes žmonės, sakykime, kurie turime vaikų, dažnai galim išgirsti tokį pasakymą. Nesikišk. Aš suaugęs, nesikišk į mano gyvenimą, nesikišk į mano reikalus, kaip sakant, galbūt taip. Ir tai gali būti ir mūsų vaikai, kodėl aš pasakiau, kad vaikai gali tai pasakyti. Jeigu mes esam krikščionys ir tikime į Dievą jo, tai Dievas mūsų tėvas, mes esam jo vaikai. Ir mes galim irgi pasakyti jo, kad viešpatie Dieve nesikišk, bet kažin ar Dievui tokį galėtų pasakymą pasakyti, kad nesikišk. Jeigu mes tengiamės pažinti Dievą per jo žodį, Jėzus Kristus mums apreiškė, koks tėvas, mes žinome, kad Dievas negali savo prieštarauti jo, ir mes suprantame, kad Dievas mūsų sukūrė žmonės laisvos valios, mes tiesiog galim pasirinkti jo. Ieva turėjo pasirinkimą su Adomu sode, valgyti ar nevalgyti obuolį, kažkodėl Dievas neatbėgo ir neišplėšė Ievą iš rankų to obuolio. Tai reiškiasi, bet Dievas, mesgi žinome, kad Dievas žinojo, kad taip atsitiks, Dievas žino į priekį, Dievas žino viską. Bet jis nepribėgo prie Ievos ir jis perspėjo, bet tiesiog jis nei šėtonų čia prieštarauja, pats Dievas savo prieštarauja. Aš labai įsiplėsti nenoriu, bet manau, kad jūs irgi tai suprantate. Jo, iš Švento rašto skaitinio mes daug žinome, kad kažkur Dievas ir ten, kaip galima Senąjį testamentą skaitant, kad Dievas kaip ir nubaudė, Dievas leido į vergiją, bet Dievas pats to nedarė, jis tiesiog leido susiklostyti įvykiams, nebegavo tauta to palaiminimo. Mes patys žmonės prisidirbame, mes patys kariaujame, mes daugumą šitai suprantame. Bet dabar tas klausimas toks, tada, o jeigu Dievas negali kištis į žmogaus gyvenimą, o dabar jeigu mūsų, sakykime, iš pažįstamų ar tolimesnių, arba šiaip iš artimųjų, sakykime, ar neartimų žmonių, pavyzdžiui, gali būti toks įvykis jo. Mes turime, kad žmogus, serga kokią nors ligą ten, sunkia. Tai gali būti kokios nors ir priklausomybės gali būti, sakykime, ir žmogus niekaip negali iš to įsivaduoti. Dauguma mes suprantame, kad reikėtų jau Dievo įsikišimo į šitą reikalą, jo, nes be Dievo pagalbos žmogus tiesiog nepajėgus išsivaduoti iš to. Bet jis, sakykime, galbūt ir nelabai betiki Dievo, ar betikė, o gal ir netikėjo į Dievą. Ir jis nesimeldžia, jis neprašo Dievo. Mes dabar, kurie klausotės tikriausiai, ir, aišku, esu pastebėjęs, kad klausėsi žmonės mano pasidalinimų, kurie ir tiesiog ir netikintys yra, bet ne apie tai, bet, manau, kad dauguma vis tiek, užsiprenumeravę, kurie žmonės yra, kuriems, tiesiog neprenumeruotų žmogus, jeigu, manau, kad dauguma vis tiek yra tikinčių, tai mažiau, kad netikinčių. Tai dabar mes meldžiamės, jo, brangiai mes meldžiamės, ateina vakaras, mes meldžiamės, o malda ką jį pati sako, melstis, ką tai reiškia? Mano supratimu, aš tai daugiau nežinau, kaip jūs darot, aš tai prašau Dievo. Dieve, Jėzus pats yra pasakęs, prašykite ir gausite, belskite ir bus atidaryta. Dabar aš prašau Dievo šventos dvasios, viešpatie, pripildyk mane šventos dvasios. Dieve, padėk man suvokti tavo valią. Viešpatie, man nežinau, kaip reikės išgyventi ten. Dieve, pašalink iš manęs baimės, sustiprink man tikėjimą, kad aš pasitikėčiau tavimi labiau. Ir mes įvairiausi, kiti sako, nedrįsta pinigų prašyti pas Dievą. Aš nežinau, aš esu prašęs, man yra buvę taip liūdna,
kad sakau viešpati Dieve, tu žinai, kad mano piniginė, viskas tuščia, o kaip šeima, kaip reik, ir Dievas man parūpina darbą. Kiti gal juoks, jo. Dievas pakvietė mane dirbti. Taip, Dievas į savo vynuogyną visus kviečia darbuotis ir tikrai jis užmoka taip, kaip jam patinka. Ir kiti negali prieštarauti. Mes žinom šitą palyginimą apie vynuogyną ten, kur darbininkai darbavosi ir visiems užmokėjo vienodai, kurie atėjo ryte, kiti atėjo per piet, kiti iš vis atėjo jau valandai belikus ten ir visi gavo vienodą užmokestį. Bet čia ne apie tai šį kartą. Tai dabar nenoriu nukrypti nuo savo tos temos iškeltos. Tai vat, Dievas ar gali įsikišti į žmogaus gyvenimą ir jam padėti, jeigu jis neprašo? Pagal Dievo charakterį aš suprantu, kad Dievas nelabai. Vat sakykime dabar, mes tikime, jau žinome, kad Dievas, tikime į Dievą, žinome, kad Dievas yra ir tikime, kad yra piktas šėtonas, mes žinom, kad jis sugundė Ievą su Adomu ir šiandien jis darbuojasi taip pat toliau. Ir dabar, sakykime, žmogus papuolęs į šėtonų tas pinklės, aš pavyzdį duosiu tokį, sakykime, kad kažkokia labai sunki priklausomybė žmogui, niekaip negali išsivaduoti iš tos priklausomybės, žmogus jau baigia visiškai sunykti, šėtonui tiek ir bereikia, kad tas žmogus tiesiog ar pakeltų ranką prieš save, arba išprotėtų, vienu žodžiu, liūdni popieriai žmogui. O tas žmogus turi artimųjų, galbūt turi mamą, tėtį, arba brolį, kokį seserį, o jie nenori, kad su tuo žmogu taip būtų. Jie kiek be šnekėtų, kiek be prašytų, nieko negali padaryti. Jie neturi jėgos taip, su tuo blogiu kovoti, priprašyti žmogaus negali, jie meldžiasi. Jie tiesiog meldžiasi. Ir aš dabar apie tai ir noriu dar pratęsti. Dabar tie žmonės, reiškiasi, jie pats meldžiasi už savo tą, sakykime, pažįstamą ar šiaip giminaitį, ar artimą, ar tolimą žmogų. Žino, kad jis yra bėdoje ir jie meldžiasi: viešpatie Dieve, aš prašau, padėk, ten, sakykime, bet koks vardas tam žmogui, mano pažįstamam. Būk viešpatie, išklausyk mano maldą, pasigailėk jo. Tas žmogus, kuris yra bėdoje, jis neprašo. Jis tiesiog nesimeldžia ir neprašo Dievo, kad padėtų. O kiti žmonės prašo už tą žmogų. Ir žinote, kas nutinka? Bent jau turėtų nutikti. Teikti negaliu 100%, bet logiškai pamąsčius, manau, kad ir jūs sutiksite. Dabar, kai kiti žmonės prašo už tą žmogų, Dievas tada gali pasakyti šėtonui: matai, tas žmogus ir tas prašo už tą žmogų, prie kurio tu esi prilipęs dabar ir baigi jau jį nužudyti, ir jis įsako šėtonui pasitraukti. Ir tada žmogus pradeda atsigauti. Ir šėtonas, mes žinom, kad Jėzaus vardu, šėtonas bijo Jėzaus vardu galime išvarinėti demonus. Ir tai žinom, šventame rašte yra pasakyta. Ir Dievas dar yra pasakęs, kad daug, kurie jo vardu išvarinėjo demonus ir darė visokius darbus, netgi bus pasakyta: aš jūsų nepažįstu. Bet čia ne apie tai. Vieni į dešinę, kiti į kairę bus statyti ožiai ir avis atskirti. Ir tai dabar, mėlyjei, jau nukrypau nuo temos tos. Tai dabar, kada mes prašome už kitą žmogų, tada Dievui šėtonas negali jau pasakyti: ko tu kišiesi? Tai kokią tu laisvą valią žmonėms davėjai? Apie kokį tu laisvą valią šneki? Tu esi tironas. Šėtonas taip ir teigia, kad Dievas yra tironas. Ir visai bando Dievą apšmeižti ir taip toliau. Ir kad reiškiasi, ko tu kišiesi žmogaus gyvenimą? A jis tave kvietė? A jis prašė, kad tu jam padėtum? Ir tas žmogus, kuris yra bėdoje, jeigu jis nesimeldžia, šėtonas tą žmogų ir vargina toliau. Bet kada kiti už jį meldžiasi, tada Dievui, kaip pasakyti, gal ir neteisingas, atrišame rankas, bet Dievas tada jau prieš save nebėra, kaip sakant. Pagal Dievas
jau gali veikti to žmogaus gyvenime dėl kito žmogaus prašymo. Va todėl mes dažnai, aš manau, sakome, tai kur tas Dievas, vat kodėl ten, va ten tam tas atsitiko, ten kitam dar kažkas atsitiko, kur Dievas buvo. Nu ir dažnai mes patys sakom, kur Dieve tu buvai, kai aš ten, va ten buvau. Nu, dažniausiai mes būname netgi neprašę, o Dievas įsikišti nelabai ir te galėjo, kaip sakant, nes todėl, kad nu, jeigu nesimeldai, neprašai, Dievas ir negalėjo tau padėti. Ir jeigu kiti už tave nesimeldai. Tai va, todėl, brangieji, aš norėjau pasakyti apie maldos, kaip sakant, stiprumą. Kodėl verta melsti už kitus. Ir dar jau 10 minučių prakalbėjau. Manau, į pabaigą dar noriu pasakyti, kad kada meldžiame savo, prašome, nu dažnai, manau, taip darome, tai vis tiek yra tokia, nu, savanaudiška malda. Nu, prašai dėl savęs. Vat už tą Dievas sako, melskitės vieni už kitus. Kodėl? Todėl, kad jeigu aš prašau dėl savo žmonos, pavyzdžiui, viešpatie, nu, žmona ir vyras, du taps vienu, bet vis tiek du atskiri žmonės. Ir jeigu žmona prašo, meldžia dėl manęs, kad man palaiminimus viešpats duotų, o aš meldžiu žmonai, kad Dievas laimintų mano žmoną, tai vis tiek jau nebe tokia savanaudiška malda, jau vis tiek mes meldžiam vieni už kitus. Tad, brangiai, šitiek norėjau apie maldą, melskimės ir aš meldžiu viešpatie, laimink visus žmonės, kurie žiūrėjo ir klausėsi mano pasidalinimą. Iki pasimatymo, brangieji.